Sveiki, mano vardas Mindaugas, esu medžio meistras. Šitame filmuke pašnekėsiu apie metalinių dalių valymą. Norėčiau parodyti dabar apie dažų nuėmimą nuo metalinių paviršių cheminiu būdu. Reikalingos pirštinės, cheminė priemonė, teptukas iš natūralaus plauko, kad nebūtų sintetinis, nes kitaip jis ištirps. Karvės rago grandikliai galima prisidaryti visokių formų ir tiesiog nugramdyti spalvotą metalą, jo nepažeidžiant. Tai šitą rankeną aš esu jau prieš kažkiek dienų jau patepęs. Va čia matosi, kad jau yra susidarę puslelės. Galima pakartoti truputėlį dar, nieko čia baisaus neatsitiks. Ir gramdamas dažas. Jeigu neišeina iki galo, tai po to reikia dar kartą pakartoti, dar palaikyti. Čia niekur nereikia skubėti. Svarbiausia šitos chemijos labai saugot, kad nepakliūtų ant paties lango. Dėl to aš dabar esu jį nenuvalęs nuo dažų. Dėl to, kad jeigu netyčia paklius, nieko čia tokio baisaus neatsitiks, kad neįsigertų į medį. O čia yra rankena, kuri yra žalvario. Čia jau buvo vieną kartą panaudota chemija, nuvalytas pirmas toks grubus sluoksnis, išlieka patina, viskas nepasižeidžia metalas, o va šita vieta bus nuvalyta po to dar mechaniškai, nes čia yra juodas plienas, jisai dažosi kartu su durimis, kai bus įstatyta rankenėlė. O šita vieta bus nedažoma, jinai gal bus šiek tiek dar kai kur papoliruojama labai atsargiai, kad išliktų tas autentiškas senumas. Dabar norėčiau parodyti juodo metalo valymą mechaninėmis priemonėmis. Daužant plaktuku, čia metalas labai nepasižeidžia, bet nutrupa visokie tinko gabaliukai, dažai tokie didesni, kurios yra sunku kitaip. Tiesiog daug labai būtų dulkių ir vargo, tai tiesiog kartais su plaktuku yra labai patogu tą pirminį tokį apsivalymą padaryti. Kitas yra būdas panaudoti multifunkcinį įrankį. Čia yra neuždėtas toks tiesiog seno peiliuko pergalas, tas tiesiog galiukas, su kuriuo irgi labai patogu. Taip pat yra priemonės, kaip kažkur prieiti prie neprieinamų tokių dalykų. Tai yra toks kaip krapštiklis, toks geniukas, kurio galima ten prieiti prie kažkokių sunkiai prieinamų vietų, išsikrapštyti tą visą dažą ir visas perteklius. Ir taip pat yra visiems žinomas bulgarkė arba kampinis šlifuoklis. Tik tai labai svarbu kad šie pečiai būtų perkami, kurie yra labai minkštos vielos, nes jie nepažeidžia metalo. Jie tik tai nuima dažus ir labai gražiai savotiškai ir nupoliruoja. Tai čia yra truputį reikėtų įdėti pastangų susirasti teisingą šepetį. Tas pats galioja ir suktukam, ant kurio dedasi taip pat vėliniai šepečiai, su kuriais galima irgi prieiti prie visokių tokių sunkiai prieinamų vietų. Kas čia aktualu, tai kad kuo didesnės apsukos, to geriau. Tai jeigu paprastai yra drėlė, kad ir labai senų laikų likus ir tiesiog jinai nuo laido ir galima prisisukti ir puikiausiai naudoti. Svarbu irgi tik tai esmė yra turėti teisingą šepetį, kuris negadina metalo, o tik tai nuėda dažus. Taip pat labai svarbu yra užsispaudžiamos žnyplės, užsispaudus detalę, arba jeigu kažkas turi ir kažkokius spaustuvėlius stacionarius, galima ją prisisukti ir tada ten įrankės naudoti. Bet šitos irgi patogu, nes galima visai vartyti, galima įrankį pasidėjus valyti iš visų pusių. Niekada jinai neištruks iš rankų ir nesusižeisit pirštų. Taip pat odinės pirštinės kaip ir privalomas dalykas, nes čia labai nesunku yra savo prisidaryti traumų. Aš nuvaliau šitą detalę mechaniniam priemonėm ir padengiau linų sėmenų dvigubojo virimo aliejum. Ir to turėtų pakakti, kad jis išdžius ir prieš dažymą, kad jinai būtų pilnai apsaugota nuo korozijos. Šį kartą tiek. Tikiuosi informacija buvo jums naudinga. Žiūrėkite kitus įrašus projekto puslapyje.